ir tu ten tada jau tiesiog naudojasi kaip LLM ir prašai, ką tau daryti, ar tai video kurti, ar tai režisuoti, ar tai web dizainus kurti, viskas, ta prasme, jungiasi į vieną tokį bendrą chatą ir tiesiog, tu, kaip dabar mes chatinam su LLM-ais, kažko prašydami tekstinę, tai vis tas labiau virsta į tokį multiplatformas, multi-LLM-us, kur tiesiog paprašai ir padaro. Ok. Tikriausiai dauguma įrankių suka šitą linkme, nes aš irgi pastebėjau, žinai, net išdėstymas ir visos panelės veikimo modeliai daugiau mažiau jie vienas kitą replikuoja, bet aš kita vertus matau tą tendenciją kaip gerą ženklą, nes šiuo metu bandyti prisitaikyti ir suprasti kažkurį naują įrankį yra tikrai nemažai laiko kainuojantis procesas. Tai sveikintina, kad yra bent jau tie veikimo modeliai, tie išdėstymai, stepsai, visas tas UI pusė yra daugiau mažiau panaši, apjungta, veikimo modeliai yra panašus ir aš sakyčiau, tai duoda pliusų ilgalaikiai perspektyvai, bandant naują kažkurį įrankį greičiau jį suprasti ir pritaikyti. Na, čia mano tokios asmeninės įžvalgos, bet ačiū, kad pasidalinai. Nieko, tai aš irgi matau tą panašią tendenciją, kad viskas eina link to, tai greičiausiai čia ir tas pats Google'as tą patį daro, tą patį paiešką jau dabar Amerikoje gal, čia pas mus gal neveikia dar, bet irgi kiek mačiau, bus tiesiog nebe paieško, tiesiog tam pačiam search laukelėje galėsi prašyti ir video kurti, ir audio, ir dokumentus kelti, ir jis supras daugiau konteksto, ir programėlės kurtis, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ta prasme viskas keičiasi iš principo. Super. Tai turime porą minučių po 7 valandos, ko gero galime pradėti po biškį. Kas pirmą kartą dalyvaujat, tai sveiki prisijungę, Dirbtinio intelekto klubo 28 susitikimas. Pati idėja gimė prieš kokius jau 5-6 mėnesius. Visai netikėtai, tiesiog antradienio vakarais susiskambinom ir mes tą 7 valandą vakare mažame ratelėje žmonių tiesiog bendradome dirbtinio intelekto tema. Taigi pagalvojom, kad galbūt būtų aktualu ir įdomu tą ratą praplėsti ir kitiems būtų įdomu prisijungti. Na ir taip gimė Dirbtinio intelekto klubas, kurį jau dabar savaitę iš savaitės organizuojame antradienį 7 valandą vakare ir džiaugiamės matydami ir naujus veidus, ir žmonės, kurie jau ne pirmą kartą dalyvauja. Pačio klubo esmė ir tikslas yra labai paprastas. Tai, kaip sako, casual stilium. Atsiprašau, galbūt už tą angliakalbystę vieną kitą frazę įterptą, bet labai paprastai dalinamės tą informaciją, kuri šiais laikais, šiais labai greitai besikeičiančios informacijos laikais yra mūsų akimis žiūrint vertinga, tiek dalyviai, kurie kiekvieną savaitę keičiasi ir ateina, pristatinėja vieną ar kitą temą. Tai stengiamės neatsilikti nuo tendencijų, nuo nuolat besikeičiančios informacijos, dalintis, keistis ir taip visi kartu judėti greičiau, sparčiau ir kažką duodam, kažką gaunam iš klubo, iš pačių susitikimų ir tai padeda greičiau priimti sprendimus ir išmokti vienus ar kitus dalykus, praktiškai pritaikyti, pamatuoti, ar jie mums iš viso vertingi, ar galbūt vienas ar kitas dalykas tiesiog yra didelis hypas šiuo metu. Tai šiandien Edvinas, kuris bendro organizatorius ir padedantis organizuoti šitą klubo susitikimą, užima tą svečio vietą, pasidalins apie Antigravity. Labai smagu, nes Edvinas vienas iš tų žmonių, kuris gimė vėlgi bendroji diskusijoje, visi tikriausiai žino Cloudą, visi žino Codeksą, tokias dvi didžiosios platformas, bet apie Antigravity man asmeniškai nebuvo tiek daug žinoma ir Edvinas vienas iš tų, kuris pakankamai senai jį naudoja ir sako, galbūt nėra tik tai tos dvi alternatyvos, bet yra ir Antigravitas, tai šiandien praktinė diskusija, netgi ne diskusija, o pavyzdys, kaip tą Antigravity pritaikyti, ką galima su juo padaryti, na ir kas tai yra. Tai daugiau bendram supratimui ir praktiniam žiniom, kurias galėsime praktiškai pamatyti, ką pavyko padaryti. Tai Edvinas turi paruošęs
turi paruošęs staigmenų, nebijoju, tai bus proga išbandyti. Ir šiaip mes kalbėjom su juo, kad aktyviai įsitraukim į diskusiją, diskutuokim, galbūt turėsite kažką iš savo patirties pasidalinti, o galbūt turėsit klausimų ar kažkokių argumentų, kodėl tas įrankis geresnis, ar būt kodėl kitas įrankis geresnis, tai drąsiai tuo dalinkitės, nes mes planuojam tiek ir cloudas jau buvo apžvelgtas prieš praeitą savaitę šiek tiek minimaliai, bet galbūt padaryti gilesnį mytą būtent apie cloudo pristatymą, kodeksas už porą savaičių planuojam, kai tik Martynas šiek tiek atsilaisvintis turės galimybę pasidalinti daugiau ir giliau apie tuos. Na ir galbūt bus proga palyginti ir geriau padėti suprasti, kuris įrankis yra geriau pritaikomas kuriuose scenarijuose, nes tikriausiai nėra tokio vieno įrankio, kuris viskam tiktų geriausiai, o visi turi savo stipriasias silpnasias pusės. Tai programa labai paprasta, kažko nieko šiandien naujo neturim, tiesa turėsime naują ir demo ir nauja tema pačioje prezentacijoje, bet bendrai struktūra nesikeičia, tai trumpas naujienos pristatymas, turėsime praktinę demo, kur Julius pasidalins savo sukurtais įrankiais, kai Julius parodė man savo sukurtų įrankių biblioteką, tai aš taip scrollinu žemyn per tą ekraną, žiūriu 1, 2, 3, 4 ir ten jau paskui nustojau skaičiuoti, tai tikrai ne vienas projektėlis įgyvendintas, bet praktiniai sprendimai, kuriuos jisai pats bando pritaikyti savo veikloje, na ir ieško taip pat platesnių galimybių. Tai galbūt Julius čia plačiau papasakos iš savo pusės. Tada Edvinas su pagrindinė tema, na ir klausimai diskusijos tiek eigoje, tiek ir po pačios prezentacijos drąsiai tai dalinkimės, kas esate prisijungę pirmą kartą, tai Verslių žmonių asociacija, mes kaip ir organizuojame šitą susitikimą, čia gimė iš tos idėjos, kad bendrai organizuojant renginius ir diskutuojant apie dirbtinį intelektą, pamatėm poreikį, kad yra dirbtinio intelekto tema aktuali virsta ir tuos susitikimus visai yra aktualu organizuoti ir daryti, kur mes galime dalintis ir keistis. Taip ir gimė šitą idėją. Tai dirbtinio intelekto klubas, kaip ir minėjau, čia yra tik tai viena iš mūsų iniciatyvų, mes taip pat organizuojame ir gyvus renginukus Kaune, susitikimus. Na ir šiaip, esame veiklių žmonių bendruomenė, kurie vienaip ar kitaip esame ir versle, ir savo veiklose, ir skatinam kooperaciją, bendradarbiavimas, dalinimas idėjomis ir judėjimą kartu, kad galėtume pasiekti savo išsikeltų tikslų ir rezultatų. Tai labai tikime tuo, kad keičiantis ir dalinantis galime tai nuveikti kur kas daugiau ir galime pasiekti daugiau. Tai tokia trumpa informacija apie mus. Na ir aišku, yra jau kas ne pirmą kartą dalyvaujate, tai žinote, kad penktadieniais Martynas organizuoja penktadieninius praktinius susitikimus, kur kaip tik su Valdemaru kalbėjom, kuris yra šiandien prisijungęs, jisai pasidalins automatizacijos būtent susitikimai skirti, tai jisai pasidalins šį ateinantį penktadienį 11 valandą. Nežinau, ar mes turime Martyną šiandien? Jo, esu. Labas. Sveikas. Labas. Gal tu tada trumpai, ne? Jo, gerai, tai apie penktadienio mytus, nežinau dėl Valdemaro, tai dabar šiek tiek pasimečiau, ką turėjo vieni, nes dar vis derinu vieną svečią dėl Spotlighto penktadienį, jeigu bus, tai labai įdomu bus apie marketingą, galima bus pašnekėti, bet žinau, kad dar yra 3 kiti nariai, kurie norėjo Spotlighto, tai penktadieniai tikrai aktyvus turėtų būti, bet kaip su vienais susitari, po to atsišaukė ir įvairiai ten, pats žinai, kaip su renginių organizavimu būna. Tai viskas vyksta background'e, niekas to nemato ir nežino, bet iš tikrųjų vyksta tos darybos įvairios ir panašiai, bet kokiu atveju penktadieniais mes kalbam apie automatizacijas, kaip mums pavyksta automatizuoti tam tikrus procesus ir aš tikiu, kad tas automatizavimas, nežinau, bent jau man, aš su tuo susijęs jau kokie 26 metai automatizuoju verslo procesus. Bet kiekvieną savaitę atrandu vis naujai arba iš naujo atrandu dalykus, kurių, tarkim, dar prieš metus, prieš pusę metų netgi negalėjai pasidaryti, o dabar jau automatizuoji, tarkim, susikūrint savo MCP serverius ir jie veikia, atiduodi, tik sakai, va čia yra API prašymai ir tau paruošia pilnai veikiantį ten agentinį priėjimą, netgi dabar jau bandau integruotis, kur nenaudotų tavo tiesioginių
kaip čia API arba to pačio tavo plano resursų, bet tu tiesiogiai ChatGPT paduotum ir galėtų jisai naudoti tavo MCP prisijungimus ir visai įdomus rezultatai gaunasi. Tai tikiuosi, galėsiu kaip tik su kodeksu, kai apie kodeksą pasakosiu, daugiau tuo pasidalinti. Tai va, penktadieniais daugiausia mes tomis temomis ir šnekame ir taip pat, čia nėra paminėta, kad mes kaip ir partneriai AI Masters Apps, bet irgi galiu trumpai paminėti, kad tai yra, kaip Davidas minėjo, yra krūva įrankių. Dabar mes visi kūrėmės, galim susikurti savo CRM-us, savo kažkokius salesų sistemas, dar kažką ir panašiai. Ir aš tą patį dariau 3 metai atgal ir tik taip po to pamačiau, kad pradedi kurti dviračius ir tų dviračių nereikia, jais reikia važiuoti, o ant viršaus galbūt ten prisidėti kažkokios papildomas ar greičių kažkokią tai kolonėlę, ar vairą pagerinti ir panašiai. Tai tam ir sukūriau tą AI Masters Apps paketą, kuris padeda greičiau įeiti į rinką ir tiesiog pasileisti tai, ką reikia pasileisti, o po to jau galvoti ten įdomesnius sprendimus ir panašiai. Bet visiems reikia CRM turėti, visiems reikia invoices išrašyti, visiems reikia matyti, kur jų lydai keliauja per tą customer journey, susikurti svetainės, galų gale mailus išsiųsti, naujienlaiškius į socialinius tinklus paskelbti žinutes ir panašiai. Ir be abejo, ten AI įrankiai irgi yra integruoti. Tai, kad greičiau tai daryti, aš bent jau naudoju AI Masters Apps ir kitiem rekomenduoju, ir beje, ir DAI klubas irgi siunčia naujienlaiškius per mūsų irgi sistemą. Tai tuo ir dalinamės. Jeigu kažkam norisi greičiau ir lengviau įeiti, tai prašom susisiekti, padėsim. Martynai, ačiū tau ir aišku, tikrai pasižiūrėjau ChatGPT, tarp kita ko, padėjo man su skaidrių generavimu ir kažkur ta informacija dingo, tai pataisysim kitam susitikimui. Taip, tai iš tikrųjų mes irgi kaip asociacija kurį laiką galvojom, kaip padaryti tos procesus, supaprastinti tiesiog tuos kasdienius darbus. Ir aišku, natūralu, kad dirbtinio intelekto tema yra viena aktualiausių pas mus ir kaip ir tikslą turėjome išsikėlę ir jį vis dar turime, kad 50% asociacijos būtent tų kasdienios veiklos būtų automatizuota. Tai būtent AI Masters Apps naudojame tam tikriem procesam, tai naujienlaiškių generavimas turime ir tokius, tai šiek tiek žiūrime į tas tendencijas, kas aktualu, tiek pačio klubo pranešimai, tiek ir bendros naujienos, kas auditorijai vienaip ar kitaip būtų aktualu. Mes tuos naujienlaiškius kas savaitę bandome išsiuntinėti. Ir aišku, esame labai atviri pasiūlymam, galbūt turėsite idėjų ar kažkokių pastebėjimų, kaip juos padaryti geresnius, įdomesnius, patrauklesnius, tai drąsiai susisiekite, bet būtent AI Masters Apps padeda tą procesą suvaldyti ir pritaikyti tam, siekiant to mūsų tikslo. Tai trumpai tiek, o dabartis dar vienas pranešimas, čia iš savaitės, per daug tas nesikeičia, bet jeigu norite, galite prisijungti prie mūsų grupės, WhatsApp'o, Messengerio, Facebook'o puslapius, kurį mes irgi šiek tiek testuojamės ir žiūrime su tam tikrom automatizacijom, bet yra ir YouTube kanalas, kur šie susitikimai yra talpinami, kažkas mačiau čiate klausė, tai čia yra nuoroda, galite nusiskenuoti, aš dar parašysiu pačiam čiate, bet bendrai, ko ir nepaminėjau, pačioje pradžioje, tai paminėsiu dabar, kad susitikimas yra įrašomas, susitikimo įrašas bus patalpintas YouTube kanale ir ten galite pasižiūrėti ir ankstesnius susitikimus, jie yra įkelti, kur galėsite pasižiūrėti. Kažkas matau, ar pakomentavo, ar kelia ranką. Gerai. Tada tęsime. Praktinė demo. Tai dabar čia ta mūsų pakankamai nauja dalis susitikimo. Pagalvojom, kad būtų visai smagu galbūt tiem, kas nenori užimti to viso eterio, tų 45 minučių ar ilgiau ir daryti tokį išsamesnį pristatymą, bet labai trumpai praktiškai pasirodyti, pasidalinti, ką kiekvienam iš mūsų pavyko sukurti
galbūt kažkokius sprendimus pritaikyti, ar tai tiesiog įdomus dalykas, kurį atradote, naudodami vieną ar kitą sprendimą įrankį. Tai šita praktinė demo yra maždaug 70 minučių sesija, su vėlgi vienas kitas klausimas, ko gero gali būti įtrauktas, bet labai trumpas demo ir jeigu šitoj vietoje kažkas iš jūsų norėtų pasidalinti ar parodyti, ką pavyko nuveikti ir padaryti su dirbtinio intelekto pagalba, galbūt vienaip ar kitaip, tai drąsiai susisiekite su mumis ir galėsime mes pabandyti įterpti, tiesiog diskutuosime, kaip tai galima padaryti. Tai labai tai raginam, nes visą laiką smagu pamatyti iš bendruomenės, ką pavyko padaryti vienam ar kitam nariui. Aš manau, kartu galbūt ir gautumėm pastabų kažkokių, kaip galima padaryti geriau. Tai labai raginu tai padaryti ir nepabijot. Juliau, ar tau pavyko suspėti sugrįžti iki šitos prezentacijos? Kaip ir čia, tai. Labas. Labą. Gal aš be skaidrių, tai tiesiog praktiškai parodysiu, ką tokias. Gerai, aš tada stabdau savo. Tai turbūt nuo manęs pradedam, ar? Taip, prašom, tai jeigu pasiruošęs, galim. Nebuvo kada pasiruošti. Na, eksprompt, viskas okei. Taip, tai turbūt visi vibe kodinam ir kas ilgiau, kas mažiau, kas tai pradeda ir kas giliai. Asmeniškai pradėjau lipdyti kažką nuo GPT-3, kai tik prasidėjo. Tada tiesiog pastebėjau, kad jau įmanoma kažkokį kodą sumesti kartu, tokį, kad ir minimalų. Tai vienas iš pradinių projektėlių buvo, gyvenu Anglijoje ir vienas iš pradinių projektėlių buvo, kaip patikrinti, ar šiandien yra bank holiday. Bank holiday tai, nežinau, kaip lietuviškai tai tiesiog laisvadienis, kada vidury savaitės buvo. Tai padariau čekerį, kuris pažiūrėkime, ar pašerins mano desktopą. Ok, tai šitas tinklapis su GPT-3 parašytas. Ta prasme, prasidėjo viskas labai paprastai, kad hei, kiek dienų liko iki laisvadienio. Ir čia Anglijai API valstybė duoda, iš kurio gali išsieksportinti datą ir pilnai susidėliot. Gali tiesiog pilnas susidėliot, kada bank holiday. Tai buvo pirmas projektėlis, sakykime projektėlis, bet toksai, hei, iki kiek galima dastumti, kiek eilučių gali parašyti, kad nepradėtų haliucinuoti ir pradėti nesąmonės rašyti. Tai šitas 800 eilučių, man atrodo, išėjo išspausti ir kaip dabar matom, kodekso pačio modelio nebėra, bet GPT-5.5 jau gali visiškai laisvai 1000 eilučių ir prieš gerą pusmetį vienoje konferencijoje buvo užsiminta, kad pilnai iš vieno prompto gali 8 milijonus eilučių parašyti jai dabar ir kurie veikiantis yra. Tokie eksperimentai buvo kaip, pavyzdžiui, hei, iš vieno prompto padaryk man web browserį ir kai sėkmingai parašo veikianti, aišku, jis ten toks biški kreivas šleivas, bet veikia. Svarbiausia. Toliau ką dar? Sekantis projektas, tai net nesekantis, o vienas iš projektėlių buvo. Turiu Insta3 kamerą ir jau sekundę. Turiu Insta360 kamerą ir su ją nufilmavus, video išeksportinus, turi GPX failą, kurį pridedi prie video ir tada Google Street View sukonvertuoja viską, kad galėtų matyti viską mapsuose. Bėda tame, kad jeigu GPS koordinates duodi
arba iš telefono, arba iš smartwatcho, arba iš kito priedėlio. Tiesiog, kad įrašinėt GPS koordinates. Insta3 šiam šitas koordinatas, kur matot, jos ne visada tiksliai, bet apie 400 km į šoną įrašo. Neaišku kodėl, ant naujausio firmvaro bandyta įvairūs renginiai, tai kad tai išspręst, tiesiog prisėdau ir parašiau toolsą, kuris, kaip matot, gali, kur reikia tau uždėti koordinates, būna ir veidrodžio, ta prasme, ir net ne į tą pusę GPS koordinates rodo. Dėl tiesiog praktinis pritaikymas, kada paprastai per vieną vakarą gali pasirašyti toolsą, kuris ištaisytų klaidą. Tiesiog firmaro dėl tai kaip pavyzdį galiu šitą Street View parodyti, kur sėkmingai parašytas toolsas, ištaisytas koordinatas ir Google Street View priėmė video su koordinatam pataisytom. Dėl ko norėjau Street View uploadint, tai per gan kelis metus nuotraukas dalinuos Google Maps svetainiai. Šiuo momentu virš 32 milijonų peržiūrų nuotraukų ir mano review yra, tai tiesiog sekantis žingsnis toliau žiūrėti, ką galima pasidalinti. Tai tiesiog tokie mikroprojektėliai, bet praktiniai pritaikymai, kur anksčiau atrodydavo neįmanoma, arba tiesiog neverta laiko, nes, rankiniu būdu tokį toolsą prisėsti ir sukodinti per vakarą tikrai neįmanoma būtų. Ir tiesiog dabar laisvos rankos, kad galima būtų toliau. Tai mano požiūris yra toks, kaip pavyzdžiui, žmonės truputį nepatenkinti, vibe codinta, tai dabar gyvenam tokiais laikais, kaip pavyzdžiui, jeigu aš noriu nuskristi Romą, ar aš piloto licenciją dabar laikaus? Ne, aš tiesiog užsisakau. Tai tas užsisakymas ir būtų kaip AI, jeigu reikia kažkokio toolso. Tai paradoksaliai, savo įrankį pasirašyti gali daug greičiau netgi, negu rasti tą įrankį internete kažkur, tai tiesiog kas jau parašęs ir kad tiktų būtent tavo reikmėm. Tai va toks kaip ir paskatinimas visiems, hei, jeigu turi kažkokią unikalią bėdą, tai unikalų sprendimai dabar gan laisvai ranka pasiekim. Nereikia bijot prisėsti ir sumesti savo įrankį. Toliau, ką dar galima būtų pasidalinti. Juliau, klausimą turim. Drąsiai. Labas, Andriu. Negirdim. Aš klausimo kolegos neturiu, aš klausau, tarsi aš paskui norėsiu truputį pasisakyti pats. Tai kol kas be klausimų, viskas gerai. Toliau galima pasidalinti turbūt būtų kartą į mėnesį Nottinghame vyksta labai panašus į šitą formatą, kaip žmonės susirinka ir pasidalina, ką galima būtų, ką sulipdė, kaip sulipdė ir taip toliau. Tai aš ten einu ir filmuoju tos renginius. Po to sukarpau juos į šortus. Tai kartais, kai kokybiškai sukarpyti šortai, sakykime, turi 40 šortų, kurie ten gerą žinutę perduoda, taip? Ir dabar įsivaizduokit, turi 40 YouTube šortų ir rankiniu būdu aprašyti kiekvienam pavadinimą, aprašymą, metatagus ir sukelti į YouTube, kad kad paleistų iki 3 video per dieną, nes jeigu esi subscribinęs kanale, iš to kanalo notificationas per YouTube, tik 3 notifications gausi iš to kanalo. Tai kad bereikalingai nešvaistyti notificationų, kad geresnis būtų paskatinimas pažiūrėti tavo šortus, tai ir susidėlioja į darbotvarkę, sakykime, taip, nežinau, kaip išsireikšti. Tai
prisėdau ir parašiau toolsą, kuris davus katalogą šitam toolsui, jisai nusiskanuoja visus video. Tuos video po vieną siunčia į AI modelį, kuris surenka visą tekstą pasakytą tame video. Tada tą tekstą siunčia į kitą AI su instrukcijom, ką daryti. Tarkim, instrukcijos, kad hei, kas būtent toks šnekėjo, kad SEO optimizuota būtų, kad keywordai būtų 3 kartus panaudoti. Žodžiu, pagrindinės SEO taisyklės ir aprašymą duodi siunčiant į kitą AI. Tame AI viską sukramto iš to teksto ir iš duotų instrukcijų. Viskas grįžta atgal. Tada turi video titlą, aprašymą ir hashtagus. Ir kai daug video turi, sudėlioja tam tikrą tvarką, kad tarkim, kaip ir sakiau, kad iki 3 video į dieną. Viskas vyksta automatiniu būdu, tik parodai katalogą. Visi AI modeliai yra hostinami pas mane kompiuteryje, jokių cloudo sprendimų nereikalaujantis. Gan patinka toks sprendimas, nes tu turi visišką laisvę, kokį modelį naudot, kiek jį naudot ir kiek ilgai. Ir niekas neteis ir nepasakys, okei, dabar man susimokėk už tas paslaugas. Tai viskas vyksta per API. API iš Pinokio naudoja Whisper AI. Tada keliauja per API į LM Studio, gali pasirinkti bet kurį modelį, kuris tik labiau tau patinka. Viskas grįžta atgal. Kai viskas grįžta, tada automatiškai viską per YouTube API susiunčia į tavo kanalą. Kad susiųsti OAuth 2 autentikaciją, tam reikalinga, viskas aprašyta ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, čia toks dar vienas mikrotulsas, kur tiesiog tokio funkcionalumo bandžiau ieškoti, nieko rimto neradau, tai sumečiau pats. Juliau, aš turiu klausimą, ar galėsime šitą įrankį pabandyti su klubo video įrašais? Galėsime, taip. Dar turime klausimą, Augustas klausia, kokio galingumo kompiuteris ir kokie modeliai suka šitas automatizacijas? Kompiuteris 39 vaizdo plokštė, 24 GB VRAM, RAM 128 GB, SSD ir NVMe. Palikim šitą klausimą, nes ten turbūt bus, bijau sumeluoti, apie 10 terabaitų, virš 10 terabaitų tikrai bus, nes kas liečia šitą platformą, jau faktiškai išmaksinės, ką įmanoma ant AM4 užkurt. Tai to užtenka, o kas liečia Whisper, dabar bijau sumeluoti, bet man atrodo 8 gigų tai reikia, kad jį užkurt, o paskui kas lieka, gali kitus modelius užkurt. Tai gali Queną naudoti įvairiai. Tiesiog, ką LM Studio gali pavežti ant tavo kompo, tai tą ir veži. Tiesiog. Tai, dabar pagal spanai, pagal rezultatus, pagal kiek konteksto reikia modeliui tau ir taip toliau. Dabar lokalius modelius kaip ir mėgstu vien dėl to, kad niekam nereikia didesnio ačiū piniginio vienetų parduoti. Sakykim tai. Vienas iš toolsų dar turiu, kaip turbūt ir visi, rašėm, nedarašėm, veikia, neveikia. Tai toliau nuo to keliavau senai esančią idėją, sulipdžiau Stackview Helper programėlę, labai paprasta.
Bernvakariui organizuoti skirtą programėlę, kuri išleista Android Play Studijai. Šiek tiek žaidimų yra, šiek tiek padedantis, kaip susiorganizuoti, kaip susidėti viską į vietą, kad viskas vienoje vietoje būtų, kad nereikėtų ieškoti informacijos ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu domina, parsisiųskit, pasižiūrėkit, labai paprastutė, bet, nežinau, kam teko būti Bernvakariuose, tai išsprendžia tokias bėdas, kaip, pavyzdžiui, hei, kažkas raundą nuperka gėrimų ir paskui ryte reikia atsiminti, o ryte būna bėda. Tai va ten tokios funkcijos kaip, hei, kas pirko raundą, ten ir žaidimų yra, kurie padeda Bernvakariui. Ir tos raundos suskaičiavus ryte tiesiog parsisinti PDF-ą, gali numesti savo chatą, kur su liaudin bendrauju ir tiesiog visi labai tikis, kad paskui apmokėta bus kas kiek kam. Na, čia tokios dažnos bėdas. Bernvakariam. Toliau, sekantis dalykėlis, ką sulipdžiau, tai Cheap Fuel aplikacija. Tai būtų kaip tiesiog Android programėlė, kuri aplink tave suranda pigiausias degalinės ir jį padeda naviguotis ten. To atitikmenį praeitą savaitę išleidau Lietuvai. Tai degalinės.com vadinasi Android parduotuviai, turbūt taip vadintus. Tai prašom pasibandykit, o degalinės.com yra ir tinklapis, kurį taip pat su LiveCardinal. Pabandykime atsidaryti. Juliu, šiek tiek įsiterpsiu, kadangi čia tas spotlightas yra, iki 10 minučių, mes šiek tiek išsiplėtėm, tai galbūt paleiskim pagrindinę temą, dar Andrius turi pranešimą prieš tai ir tada paleisim pagrindinę temą ir aš labai tikiuosi, kad gale, tada mes galėsim, dar jeigu tu turėsi galimybę pasilikti ir po Edvino pristatymo galėsim pratęsti šiek tiek diskusiją ir peržvelgtos įrankius, ar gerai? Gerai, tai kaip ir baigta, tiesiog visas šitas būtų kaip pakvietimas neišsigąsti žmonėm, o tiesiog sėsti ir lipdyti, kad jeigu yra idėja, nesidėti ir nelaukti, tiesiog sėsti ir lipdyti. O pasidalinti kažką, jeigu dar kažko reikės. Super, ačiū tau, Juliau. Aš manau, įdėsiu nuorodą į tavo pagrindinius projektus, kaip įkelsim video, tai tiek pat ir šitas YouTube. Vėlgi, ką tu pasidalintum, spręsi tą galėsime kelt. Svarbiausia, kad labai pritariu, čia juokas juokais, bet aš kaip atsidariau tą tavo nuorodą, kurią tu turi visą biblioteką susidaręs projektėlių, aš sakiau, scrollinu žemyn, žiūriu 1, 2, 3, 4, jau paskui nustojau skaičiuoti, tai ten tikrai yra ką nuveikęs esi ir aš vėlgi, kuriais norėsi pasidalinti, kviečiu užmesti akį, pasižiūrėti, galbūt ir kitiem kils idėjų, kaip ir Julius sako, tiesiog imti ir pritaikyti ir bandyti, manau, čia tam yra puikiai tinkamas laikas. Gerai, neužlaikysiu eterį ir aš, Andriau, prašom. Aš labai trumpai norėjau tai pasidalinti, gal porą minučių užtruksiu, aš dabar užsėdęs, kaip čia dabar, po narkotikais. Aš niekada nevaipkodinau, nesuprantu, kas tas yra ir taip toliau ir panašiai. Ir, žodžiu, aš pabandysiu pasidalinti ekranu, jeigu leis. Ir pastarąsias turbūt 2 savaitės darau dalyką, reiškės appsą, Luma, tai norėjau parodyti. Žodžius, kuriu skaitmeninę gyvybės formą. Ir iš principo, kada visi kalba apie DI įrankius kaip apie efektyvumo didinančius ir taip toliau panašiai, aš nusprendžiau sukurti personažą. Tai kas yra, reiškėsi, jis turi smegenis, jisai bendrauja šiuo metu su GPT-4, reiškėsi, jisai skanuoja ekraną kas kažkiek laiko. Visa idėja prasidėjo nuo to, kad aš norėjau vaikam, reiškėsi, padaryti reminderį,
Tai, čia galima susibildinti tą reminderį, jeigu nori, ta prasme, ir jis tenai, žinai, tarkim, vaistus reikia išgerti, važiuoja su greituškė į ekraną ir taip toliau. Tai dabar, kurio reiškia animacijas labai stipriai, galima pasirinkti prezencą, kol kas 9 kalbos, kartu su lietuviu bendrauja visom kalbom, galima su juo, reiškia, bendrauti ir taip toliau, jisai tavras atsakinėja, žodžiu. Ką dar norėjau parodyti, čia yra tekstekas, tai nieko nesuprantu iš tų dalykų, jeigu taip atvirai, bet kažkaip su vibe kodino, reiškia ChatGPT ir Claude pagalba, Claude turiu, matote, Max versiją, tai tų resursų užtenka, sakykime, tam, kad programuoti ir paleidau webą. Tai kol kas, reiškiasi, webas yra jau, reiškiasi, instalai, galima automatiškai svetainė aptinka ar Windows'us naudojat ar Mac'ą, galima, reiškiasi, signinti, naudojamas, reiškiasi, Google'as, Google autentifikacija, bent jau, šiuo metu, sakykime, galima pažiūrėti, kokį planą turi, manage billingus ir taip toliau ir panašiai. Kas yra Luma? Tai Luma yra AI kompanionas. Iš principo dar norėjau padaryti, kad tie žmonės, kurie prie ekrano praleidžia daug laiko ir jaučiasi vieniši, kad turėtų tokį asistentą, kuris, tarkim, gali sugalvoti folderį, nuknisti nuo desktopo, nunešti iš šiukšliadėžę, gali tiesiog kažkokį tai iškrėsti juoką, tarp folderių pasislėpti, ten pykinti ir taip toliau ir panašiai. Tai, žodžiu, tokį dalyką aš niekada negalvoju, kad aš galiu iš principo sukurti kažką panašaus. Tai, žodžiu, kosmosas yra, ką galima padaryti. Pas mane ChatGPT yra kaip architektas sistemos, Claude'as yra kaip įgyvenintojas, bet, žodžiu, jo, tokį dalyką ir dabar su animacijom manau, kad porą savaičių dar užtruks, bet turėsiu gyvą produktą, visus, reiškia, jūs kaip pakviesiu išbandyti. Tai labai trumpai, žiauriai excited ir žiauriai daug laiko praleidžiu, nes tiesiog labai tiesiog užėjo. Žodžiu, tai va, tiek. Ačiū labai. Super, ačiū Andriu tau, kad pasidalinai. Manau, lauksim žinių, kada jau bus prieinama ir tada eisim testuoti. Aš jau matau, kad galima bus padaryti normalų pristatymą. Edita, ar pasiruošęs? Nežinau, aš kada būnu pasiruošęs, bet turbūt bandysim kažką tai papasakoti. Tai sakėm, šiandien casual pristatymas, ne? Jo, bandysim viską lengvai, vasara prasidėjo, kažko tai daug nesitikim, gal kažkas bus įdomaus, o gal bus viskas tik tokio, kaip sakant, tarp kitko, ta informacija, kurią jau gal visur mėtosi, kaip sakau, bet gal kažkas kažko nebus girdėjęs, gal kažkam bus įdomu. Taip, to sekundėlę. Turim antigravity, tas toks, kaip sakau, vargšas vaikas, kuris bėga iš paskos visą laiką, bet aš kadangi su juo pradėjau, tai kaip ir kiti sako, kad su kuo pradedi, tuo geriausia nekeisti, tai kažkaip tai nežinau, man jisai prilipo, tai kaip ir su juo ir pradėjau dirbti. Kas čia dabar atsitiko, iš tikrųjų, gegužės pabaigoje sugalvojau tikrai dasivyti su kitais, kaip sakant, pagrindiniais žaidėjais ir padarė tokią aplinką, kurioje jau kodo beveik nesimato, belieka tik tais, kaip sakant, bendrauti žodžiu. Tai va, tai ką mes turim? Realiai po kapotu, kaip pasakau, visi šitie turbūt aplinkos, tai lygiai tas pats, kai automobilių markės. O jau koks variklis įkištas, tai jau paskui kitą kartą tenka žiūrėti atskirai. Tai ką aš čia matau, tai yra Gemini'us, kadangi savo, kaip sakant, pirmuoju numeriu viską duoda, kaip sakant, pasirinkti, kad dirbti būtų įmanoma. Aišku, ir tiem rimtesniem tokiem, kur reikia jau kažkur kažką, tai, kaip pasakau, rimtesnio užspaudimo yra ir Cloud'o Opusas ir Sonetas įkelti. Šiaip, aplinka, palyginus pasižiūrėjus, gal su visais kitais nėra kažkas tai tokio įspūdingo, kai kas gal netgi truputėlį ne visai, kaip kiti ten sako, tie aptarėjai visų šitų platformų, kad nėra labai gal patogus, bet, kaip aš sakau, kai įsidirbi, turbūt viskas labai gražu gaunasi. Kaip sakant, visų šitų punktų galbūt nenagrinėsim, čia tik ties tiek, kad maždaug tas yra, ką jie padarė, įkišo visą votas, tas vadinamasis, kiek laiko sunaudoja, gal pakankamai giliai, tai jeigu noriu pasižiūrėti, tai, gal sakyčiau, irgi toks gal variantas, kad truputėlį gilokai įkišta. Pasijungti viską įmanoma, labai geras dalykas, kai jau turi kažkokius tai serverius, tai tas darbas turbūt, kaip sakant, pasidaro visiškai labai paprastas. Ką jie dabartiniu momentu labai gyrė savo
subagentų sistemą. Nu, tai iš tikrųjų aš irgi čiupinėjau gal tik ties kelios dienos, tai ką mes čia rasim, tai aš ir pats nežinau. Kažką truputėlį pasibandžiau, nes anksčiau naudojau IDEA sistemą, kur matėsi ir kodas, o ką jie čia padarė, nu, tai čia ir man savotiška naujiena, taip kad siurprizai bus ne tik tais jum, bet ir man lygiai taip pat. Ką čia daugiau? Nu, čia kaip ir viskas aišku. Šiandien gal iš tos praktinės pusės tokį pabandysim gal padaryti, kad tiesiog yra hostingerio, bendrai galima iš tikrųjų parodysiu. Yra hostingerio jau iškart paruošta, sekundėlę. Hostingeryje yra jau paruoštas adresiukas, viskas, kur turėtų pagal viską pasitalpinti. Jų standartinis puslapiukas, kuriame matosi tik tais, kad kaip sakant, viskas paruošta failų įkėlimui į svetainės. Nu, tai mes, tokia mintis dabar yra pirma tokia, kadangi norim kažką tai gražiau pasiruošti, turiu omeny, kaip sakant, kad būtų tas puslapis panašesnis į tai, kas galėtų būti po kažkiek tai laiko patalpinta. Sekundėlę. Nu ir bandysim įsimesti promptuką. Nu, čia yra hosteringerio tas, norėčiau patalpinti pranešimą, čia greitai bus elektroninė parduotuvė. Background'e turi būti modernios elektroninės parduotuvės vaizdas, užrašas turi būti gerai matomas, nieko kito daugiau neliesk. Na ir žiūrim, ką iš čia gero bandys lipdyti. Na, aišku, automatiškai prašo prisijungimų. Tai visada spaudžiam, lygtai kažką gal paskaitai retkirčiais, bet daugumo niekas niekur nieko, nu ir bandom pasižiūrėti, ir vedis jau sako, kaip ir turėtų būti kažkas tai paruošta. Nu, to sekundėlę. Taip. Edvinas dingo. Gal jau atsiradau? To sekundėlę, dabar jau pabandysim. Matyt man, ir čia nesimato. Matai? Domeinas koks? Skirvidis ar servidis? Sirvedis L. Davidai, kai išneki, kažkodėl tavęs nesigeri. Numiutintas. Mes su Edvinu juokavom, kad jeigu viskas gerai praeis per susitikimą, tai reiškia kažkas negerai. Su pristatymu turi būti techninės klaidos. Bandau dabar pasišarinti blembačkį, kaip sakant, kur čia dabar maniškis, nu va. Ir neduoda. Nu palaukit, bandau dar sikelį persijungti. Kažkas tai kažkur tai susipyko per tą momentą. Aš taip pasižiūrėjau ant Gravitis, man iš karto primena kodekso patį layoutą. Jie labai panašus, iš tikrųjų, čia beveik sakau, tas, ką ten matai išorėje, tai turbūt labai mažai kuo skiriasi. O lokalius modelius leidžia antigravitė? Lokalus tai ten vienas, va galėsiu to, jeigu man pavyks kažką tai pažiūrėjęs, to sekundėlę, nes matyt kažkaip tai susipyko su to sekundėlę. Viskas, jeigu tik tais kantrybės yra, pas mane jos yra kol kas. Ne, viskas gerai. Viskas ok. Tinklapis veikia, matom. Tinklapis veikia, tai jo, bet tik tais klausimas dabar yra ir. Aha, negaliu aš jo patalpinti. Gerai, to sekundėlę pabandau persikrauti. Nes žiūriu, kad aš negaliu. Dar pabandysiu šitokį variantą padaryti. Nes neduoda man šarinti kažkodėl tai. Edvinai, kol tu sprendi problemas, Paulina, matau prisijungus. Paulina, gali kalbėti trumpai? Jo, galiu. Labas, kaip tau sekasi su projektais, su visais darbais, jeigu nieko prieš pasidalinti, kol mes čia sprendžiam techniškai? Kodėl mane iš 33 žmonių pasakyti? Aš matau pažįstamą vardą ir šitą. Galvoju, tavęs vardą kalbinau šiandien. Žinok, jūs taip, aš žiūriu daugumą žmonių, kas čia dalyvauja, jūs turite daug tokių mažų projektukų ir 2 dienas vieną, 2 dienas kitą, 2 dienas trečią.
O žinai, pas mane daug nuobodžiau yra vienas tik tai projektas, ilgą laiką ir tie mano visi žaidimukai tai yra daugiau dashboardas, padedantis kontroliuoti verslą. Tai žinai, nuskaityti, sakykime, affiliate komisinius, kiek aš gaunu, paskui kiek aš ten trafiko į website gavau, paskui, žinai, sukonektina Google Analytics su Google Search konsolę ir dar pažiūri, kiek ten conversionų ir visą tą funnelį man parodo, žinai. Tai realiai tas visas mano žaidimas, tai yra vienas Visual Studio, vienas tas cloudas, naujausią modelį, kokį išleidžiu, tokį ir naudoju. Ir tiesiog vibe kodinu tą dashboardą. Ir savo WordPress'ą to pačiu upgrade'inu, nes mano verslas yra SEO saitas. Tai realiai tą saitą tiesiog aš jį vis gerinu. Ten, pavyzdžiui, jeigu tu atėjai iš Lietuvos, tai tau jis tai parodys tokių special sakinių, žinai, kad Lietuvai šita kortelė yra naudojama, nu, žinai, jeigu atėjai iš Lenkijos, rodys Lenkams. Žodžiu, tai tokių upgrade'ų tiesiog saitui darau ir kiekvieną dieną vis bandau, žinai, automatizuoti save. Biški daugiau, kad tikslas yra kuo daugiau savo to tokio kasdieninio darbo automatizuoti, bet anksčiau turėjau ir developerį, ir asistentę, dabar pati vieną, žinai, turbo. Tai va toks update'as iš manęs. Nice. Jei galima klausimą tada. Čia, kaip supratau, vidinės kompanijos įrankį lipdo, taip? Jo, tik tai savo lokaliai, nors aš jį hostinu, žinai, su loginu ten uždaryta, nu, bet jo, tik tai mano naudojimui kol kas. Bet žinok, aš savo praeitį, savo gyvenime esu tokį savo susikūrus tūzą, kurį paskui padariau commercial ir paskui mes jį pardavėm. Tai žodžiu, čia, žinai, visko gali būti, kad tas tūsas, kurį dabar darau, o kuris yra nuskaityti affiliate commissions for crypto related affiliates. Vienu žodžiu, YouTuberiams nuskaityti kripto komisinius iš skirtingų firmų. Įsivaizduok, jeigu tu esi afiliatas ir iš daug ten kelius šimtus reklamuoji tų skirtingų saitų, visokius Binance'us ir Bybitus taip toliau, ir iš visų ten nueina ir nuskaito, kiek uždirbai 2 centus, čia $20, čia 10, iš visų surenka tą ir padaro vieną tokį dashboardą. Tai aš kažkada senais laikais, o tokį dashboardą padariau Amazono selleriam, žinai, profit dashboard, tipo tokią accounting tool'ą, sau pasidariau. Paskui pas broli sako, duok ir man, paskui dar kažkas sako, duok ir man, patapo commercial produktas ir paskui jau, kai turėjom 700 tų subscriberių, jau mes jį pardavėm. Tai galvoju, tai va čia tavo klausimas toks, ar čia tik savo? Kol kas savo, bet aš kažkur giliai žinau, kad nu gal ir bus potential for commercialization. Tai žinai, žiūrėsim. Paulina, gal mes kitą savaitę tu skirsi laiko pristatyti ir galėsime vertinti visi kartu. Gerai, nu, nežinau. Mano toksai biškis social anxiety būna prieš meetingus. Tai geriau mane taip, žinai, on the spot, sakyk, sharing screeną. Nes jeigu ruoštis visą savaitę, aš tada stresauti. Gerai, tada palikim, netikėtam, ne? Pasakymai. Ačiū tau. Gerai, ačiū. Edvinai, ar mes galim grįžti? Juliau, negirdim tavęs. Tai kad Edvinas dar negrįžo. Edvinas negrįžo. Dabar dar didesnės techninės problemas. Ar turime, kas dirba su Antigravičiu ir galbūt nori pasidalinti savo įžvalgom? Ar teko prisiliesti prie to įrankio ir pabandyti jį vienaip ar kitaip? Aš galiu trumpą savo tokią patirtį, nes jin labai buvo trumpa. Pabandžiau, Antigravitis pradėjo vieną projektą, kodeksas užbaigė ir daugiau nebeatsidariau Antigravičią. Nors, prasme, dabar, kai Edvinas atidarė, tai man tas pats kodeksas. Aš sakau, jie pasirodo tik nesenai versiją antrą išleido. Jo, tada, kai antrą išleido, aš ir išsibandžiau, tiesiog pažiūrėti, kas čia pasikeitė. Bet realiai man tai taip pat atrodo, dabar jie visi panašėja. Ir manau, kad tai, kaip pačioj pradžioj sakėjai, ir tai yra gerai. Matau, lyg tai Edvinas atsirado, tai ar čia kieno pašėlė. Pabandžiau, kaip sakant, įlysti, viskas lyg tai, bet teko viską persikaroti, taip neišėjo. Gerai, tai aš einu iš eterio, Edvinai. Gerai, viskas tvarkoja. Gerai, tai dabartiniu momentu, kaip matom, kažkas tai atsirado, kažkoks dizainiukas padarytas į visą kitą.
Ir ką, mes dar leiskim, tai sekundėlę, dabar pabandysim mes jam paprašyti, kad jisai kokį nors botuką mums įmestų, kad galima būtų su juo apsiklausti jį. O jau nėra va čia šone kažkas? Jisai yra, bet aš dabar galvoju, jisai veikia, nes šiaip tai aš jam, matai, su juo dirbau, jis gali būti, kad pasiėmė, nes jau testinį tokį variantą bent šitos versijos tikrai dariausi. Tai va dabar, kas liečia tą, tai to jos pasižiūrėsim, ar jisai čia ką nors veikia. Ne, knopkė yra, atsiprašau, knopkė yra, bet... Aha, jisai taip ir veikia. Nu, nagi pasižiūrim iš tikrųjų, ar. Ką iš čia dabar gero duos, nu gerai. Bandom, kada bus atidaryta. Aha, nu va, kai negaus dar atsakymų, kadangi dar, kaip sakė, nėra, tiesiog neveikia dar kol kas sistema. Bandom pasileisti tada šitą. Taip, kadangi viską kabinu aš ant N8, tai, kaip sakant, ir šį sykį lygiai taip pat tą patį sprendimą darausi. Tai vat, kadangi jisai pajungtas yra, tai turėtų pagal viską gražiai gal kažkaip ir suvažiuoti. Va, sekundėlę bando krautis. Čia visur viskas, kai nori grinai, kaip sakau, vienu metu, ta prasme, rodyti gyvai, dauguma visą laiką vis atsiranda tokie niuansai. Tai, bandom dar. Nu va, užsikrovė. Gerai, žiūrim, kas čia bus. Tai bendrai iš tikrųjų reikia pasišarinti man būtent tai, kas priklauso šiam momentui. Tai. Nu, pagrindinis langas. Sukurk pokalbių robotuką šitame puslapyje su N8 sistemoje, panaudok nebrangų OpenAI modelį, kad atsakinėtų į klausimus, apribok vienos sesijos klausimus iki 5 užklausų. Klausimai gali būti tik apie parduotuvę, į kitus klausimus atsakyk mandagiai, kad tai nėra susiję su mūsų veikla. Jeigu bus klausimų, užduok. Na, žiūrim, kas bus. Nu, va, kaip ir turėtų kažkas tai veikti skaitosi. Žiūrim, kas yra. Taip. Pirmiausia, pasižiūrim šičia. Ar atsirado kažkas tai įdomesnio? Nu, čia yra chatbotukas, susikūrė automatiškai N8. Anksčiau, kaip aš sakydavau, ilgai reikėdavo užtrukti, kol kažką tai ten sugalvosi padarysi. Matėt, kas čia, nežinau, sekundėm reikia skaičiuoti, per kiek laiko atsiranda kažkur tai kažkas. Tai galim pažiūrėti, ką do modeliuką pasiėmė, GPT-5 mini. Nu, tai, kaip manau, jeigu toks tai modeliukas, tai jisai skaitau, kad ten kažkas, nu, tikrai labai pats, vienas turbūt iš pačių pigiausių dar kažką tai sugebančių padaryti. Nu, kadangi bandomės, tai manau, kad čia skirtumo, kaip sakant, didelio nebus. Taip. Julius turi klausimą, Edvinai, ar galės atsakyti, ar paskui? Bandom. N8, kažkokį template'ą esi pasirašęs, ar automatiškai susidėlioja visą vietą? Nieko čia yra, kadangi dabar viskas duota valdyti pačiam iš Antigravity patį MCP serverį N8, tai viskas, jisai grinai gauna komandas, turi visus, kaip sakant, leidimus ir jisai dirba. Okay. Taip, nu ir bandom pasižiūrėti. Pažiūrėsim, kas šį sykį. Oi, bandom nusikopijuoti. Pažiūrėsim, ar veiks, ar neveiks. Veikia. Veikia, ne? Ar klausite apie fizinės parduotuvės darbo valandas, konkretus filialo atidarymą, ar apie internetinės parduotuvės startą, paleidimą, taip, parašykite, ką turite omenyje ir jei tai fizinė parduotuvė, kurią aš, galim dar paklausti, kokių prekių.
Kokiom, gal reikia sakyti. Prekiausite. Nu ką, prekiausime plačių prekių asortimentų, pagrindinės kategorijos elektronika ir buitinė technika, telefonai ir taip toliau. Esmė ta, kad jam net nepateikus kažkokiu tai, kaip sakant, nurodymų, jisai vis viena, kaip sakau, atsako į tuos klausimus. Tai jeigu turėtume konkrečios informacijos, aš manau, gal visai ir neblogai būtų. Man tik tais tas, kaip sakant, patinka žiūrint į tai, kiek laiko užtrunka padaryti tokį dalyką, tai, sakau, dar ir vis pats, aišku, jau dirbi, ne pirmi metai, bet stebėsi tom technologijom, kurios leidžia, kaip sakant, per keletą minučių kažką tai tokio visai įdomaus pasiekti. Galim paklausti, dabar nežinau, kas ten. Klausimas bus, kada asfaltuos Kauno gatves. Užvakar. Jau Kaunas susitvarkė šito klausimu, tai dabar reikia kažko kito ieškoti. Atsiprašau, bet tai ne prie mūsų internetinis, atsiprašau, bet tai ne prie mūsų savo internetinės parduotuvės ir vedės veiklos klausimas, todėl negaliu padėti. Nu, duodant kažkokias instrukcijas pakankamai, tai kaip matot, viskas greitai, paprastai ir labai fainai. O ką daugiau, ką aš čia norėčiau, tai dabar sakiau, gal reikėtų pasižiūrėti, ką iš tikrųjų, ką subagentai moka šitos sistemos. Tai iš tikrųjų aš pats nežinau. Promptą susigeneravau šiokį tokį. Tai bandysim, kad jisai mums pagamintų galbūt svetainę. Nagi, Martynai, drąsiai. Aš tokį klausimą, kadangi vakar labai panašiai dariau, tik tai kodeksas tą patį darė ir būtent NIT-ne, man labai įdomu pamatyti, ką įdėjo į pačią agento instrukcijas, nes kol kas aš mačiau labai keistai, tarkim, tai daro patys agentai, kitaip dirba su NIT negu žmonės. Tai jeigu galėtum tiesiog double kliką paspausti ant agento, pasižiūrėti, labai įdomu. Ta sekundėlę, mes čia turim šitą. Nes tu kaip ir davėjai instrukcijas, ko sakyti, ko nesakyti, yra tam tikrie apribojimai, bet... Šiaip tai čia. Jo, čia, yra, nu gerai, tai jis promptą kažkokį bent jau parašė, labai panašiai. Aš manau, kad davus kažkokias tai instrukcijas jam normalesnės, tai žinai, dar jeigu jam prikabintum kažkokį tai atmintį ar netgi šitą Google, tai aš manau, kad per akis būtų. Jo, ką pastebėjau, kad kodeksas iš vis nerašo system promptų. Ir ta prasme, jisai parašo visą tai visiškai atskirai, arba sumeta visą logiką į skriptus, kurio, nu jau, jeigu ne programuotojas, tai tu neperskaitysi. Ir man dėl to ir įdomu buvo, bet čia, kaip ir žmonėm pateikta. Okay. Gal, tai čia jau, kaip sakau, čia, sakykim taip, tai ne Antigravičiaus sprendimas, tai yra pačio Geminijaus Flash'o sprendimas toksai. Tai žiūrint, gal jeigu modelį panaudojus kitą, kaip sakant, kitoj tos, kaip sakant, aplinkoje, aš manau, kad gautume tą patį variantą. Nu jo, bet kokiu atveju, čia visai man patiko. Nu ką, bandom, aš čia sugalvojau tokį variantą, kad reikėtų padaryti elektroninę parduotuvę šitų vadinamųjų kinietiškų, palaukit, aš dar perrinksiu, ne tas ekranas, kadangi tenka lakstyti per ekranus. Kur čia, šičia. Nu, pabandysim įmesti jam modeliuką, paliksim tą patį. Tai bus arbatų elektroninė parduotuvė. Gal trumpai visieną, gal kažką tai prasibėgsiu, kas yra užsakymas pagal limituotą parduotuvės tema premium kinietiškos arbatos, internetinė parduotuvė, pavadinimas sugalvok pats, estetiškos to susijos, naudok subagentus, agentinį darbo principą. Kaip sakant, paiešką, kad darytų vieni, kiti rinktų kažkokius tai dalėskim, kaip galima, kad ir būtų UI-us gražesnis ir taip toliau. Ir žiūrim, kas čia iš to viso išeis. Tikrai neįsivaizduoju, nes šito dalyko tikrai neįsibandžiau, tai galėsim dabar patys pastebėti. Užsidegs. Turėtų kas nors. Svarbiausia, labai išgirtas, kad greitai sukasi. Tai norėčiau pamatyti dabar iš tikrųjų tas greitis, kaip iš tikrųjų yra tokios sistemos.
Tai va, gal kas nors turi klausimų, arba kas nors gali ką nors papasakot, kol vyksta. Šiaip dėl greičio, man tikrai greičiau, lyginant su kodeksu. Nu, toks iškart jausmas buvo greitesnis, bet... Nu, tai dabar va rimtesnis, kaip sakant, vyksta tas darbas, kaip aš sakau, jau su agentus leidžia. Bet man atrodo, jisai klausė dabar, ar implement the plan, nes stojas. Jo, matau, dabar plemba nepasižiūrėjau. Bet kažkaip tai turbūt turi parašyti, okei. Tai sekundėlę. Nu, bandom. Lemba, nepasižiūrėjau kažkaip tai. O yra kaip pilną prieigą duoti prie lokalios mašinos? Kaip ant kodekso, pavyzdžiui, kad čia nereikėtų... Čia geras klausimas, nes aš tai neradau kol kas. Anksčiau buvo bent jau tas YOLO, kurį tu paleidai ir jisai pats, kaip čia, leidžia tiesiog toliau suktis mašinai, bet kol kas nežinau. Kaip matau, irgi Edvinas spaudinėja. Jo, nepasitariau dar, kad automatinis būtų. Sakiau, pasidarysiu bent jau šitam projektui galbūt. Nes čia, biškai, jeigu didesnis projektas, tai čia pradžiai gali bespaudinėti. Aš šiaip nustatymuose buvau iškart nusistatęs, kad tipo viską tvirtintų, bet neveikia. Kiekvieną kartą turi vis tiek tą, kaip čia, patvirtinimus siūsti. Tai galbūt kažkas yra, bet kiek žiūrėjau settinguose, tai dabar tiesą pasakius antrą kartą pasileidau antigravity. Tai... Bet greitai sukiesi, kaip sakant, tik tais pamatai, reikia iškart įsiaiškinti, kas daug padėtis, ne? Ne, nu tai leidžiam laiką, nu tai iškart ir bandaisi. Kad nebūtų nenaudingo laiko praleidimo, ne? Ne. Multitaskinam. Dabar kaip tik norėjau dar klausti tokį bairį, bet atsinaujino kaip tik antigravitis, nes kodėl aš vienas dalykas, kodėl nenaudojau, nes mano antigravitis po atnaujinimo man sukūrė to pačio projekto 5-6 versijas, nežinau, paimkim, ir kažkokia nesąmonė buvo, kur jau pas nesusigaudė ir netgi dabar bandžiau trinti ir dabar upgrade'ą paleidau, žiūriu, dingo viskas, susitvarkė, gražiai atrodo. Tai matyt, galbūt bet buvo, kad 5 kokius atnaujinimus buvau padaręs, nieks nedingdavo, tai galvoju, nesigilinsiu šitam bardakį ir tiesiog palikau visą tai. Su ankstyvais lokaliais modeliais. Bet dabar atnaujinau ir žiūriu, gražiai projektas susidėliojo, gal ir dirbt galima tada. Nu, šiaip tai sakau, aš daugumą projektų su juo pradedu, bet pasibaiga tokenai ir tada kažkaip tai stveriuosi Windsurf'o. Jie ten beveik vienodi, tai pasidalinu aš tik tais vadinamaisiais aplankais ir visas veiksmas ganėtinai vyksta be jokių problemų. Aišku, galbūt galima būtų spręsti viską, kaip sakant, kitokiu būdu, bet kažkaip tai tokią sistemą pasidariau, nes turbūt pirmiausia pradėjau gal nuo šito. Taip, ką mes čia turime. O kiek tau užtenka ką čia duoda? Pas tavai yra vis tiek kažkoks planas ar workspace'o? Yra. Nes man tai 2 promptai ir baigėsi. Dar nebaigiau, prašau. I know, it takes longer. Tai dabar klausimas, ar nebus taip, kad nuluš vėl eilinį kartą. Pabandysim paprašyti. Galima klausimą. Bandykime. O kodėl nepradedu nuo MD failo? Čia buvo toksai, gal sakau, bandymas iššūkis, kad jam pateikė tiesiog paprastą tokį, kaip sakau, sugeneruotą promptą, tiesiog kažką šovė į galvą. Nes realiai buvo pirmas šūvis į OpenAI, kad padarytų viską. Ir tada tik tais, žinai, kad stengtis kuo mažiau, kad jis kuo daugiau konkrečiau duodi. Ir dabar daleiskim pasižiūrėjau, OpenAI jūs davęs pakankamai daug nurodymų tokių tikslių. Ir kitą kartą tas jo visas Gemini'aus tas toksai, kaip sakau, sugebėjimas kurti tikrai pakankamai gerą UI-ų nueina į šoną. Tai nežinau, šiaip tai mačiau, kad tikrai galimybė yra padaryti. Klausimas kilo iš to, nes viskas prasideda nuo planavimo, tai prasme, kad ir single promptinis, sakykime, ne? Bet kokybė nesvarbu, kurį modelį naudoja, ar lokalų, ar bet kurį cloudinį. Planingas, iš to planingo, kas patvirtina į MD failus ir iš MD failo tada pilną projektą lipdai.
na kaip projektą, pradinėje versijoje. Ir tada daug tikslesni rezultatai būna. Nu, iš tikrųjų taip, bet čia yra iš viso bandymas toksai, ką jisai gali tokio, jam numetus tokį visai, kaip sakau, tik tais pliką kaulą. Va tas toks įdomesnis buvo variantas. Okay. Tuo sekundėlę pasidalinu, šiaip tai localhost atsidarė, tai aš tuo sekundėlę pabandysiu pasidalinti. Nu va, ir ką mes čia turim. Nu, įspūdingo kažko tai labai gal nėra, bet paruošimas surado informaciją, aprašymas yra, nu, žiūrint iš tos pusės, gal, kaip sakau, informacija surinkta, patalpinta, padaryta, gal visai kaip ir gal ir nieko variantas. Nu, tik tais, iš tikrųjų daug dabar ką padarė, tai sakau, gal reikėjo duoti daugiau laisvės pačiam Gemini, nes jisai dabartiniu momentu tikrai buvo įtakotas OpenAI'os. Tai galbūt turim, talpina, kaip sakant, dalis jau kažkur tai kažko tai, jeigu prijungus, daleiskim, kokį gal ir Telegram botą, manau, kad galima užsakymą būtų tiesiogiai į savo nusisiųsti ir jau užsiimti visokiam tokiam prekybom. Tai va, kaip ir sakau, greičiausias variantas pasidaryti tikrai, nu, kaip Gemini'aus daromas visas, kaip sakau, tas greitis man dabartiniu momentu iš tikrųjų patiko. Nes tikrai, nu, kiek mes galim pasižiūrėti, gal kiek laiko užtruko, nu, gal, sakykime, iki 7 minutės gal kokios, aš nežinau, reikėtų kažkas iki tokio laiko. Ir turim rezultatą pakankamai, galim eiti prekiauti. Kamerų rojus. Nu, va, pliusuoja dar pasirodo, ne tik tais demo versija, dar kažkur tai gali kažką, tai jeigu daugiau paprašytume, gal ir dar kažkas tai būtų. Krepšelis atskirai. Tai va, tai iš mano pusės tiek turbūt. Edvinai, dar klausimas apie pačius kreditai skaičiuojasi Antigravity, ar tai yra kažkoks kitoks apmokestinimas, ar limitai? Ne, tai šito momentu va, dabar galim, iš tikrųjų dar sekundėlę pasidalinsiu ekranu, kas iš šito, tai pasižiūrim, galim, gal matysis, kiek sunaudojo šiuo momentu pačiam, ne tą pasispaudžia, atsiprašau. Nu, galim pabandyti pažiūrėti tose settinguose, ką jisai čia gero. Bandom refreshinti. Nu, ir realiai suvartojimo visina turėjo kažkas tai vykti, taip toliau, bet kol kas atnaujinimo, kiek tai buvo sunaudota, kaip ir nematau. Tai čia kaip ir yra kvota tam tikra, kurią gali išnaudoti. Nu, tai yra jo, kaip suprantu, kas 5 valandos jinai refreshinasi. Kiek tai duoda naudoti ir kiek kartų, tai iš tikrųjų dar nežinau, sakau, per realiai, kadangi aną naudojau, ten iš viso informacijos nebuvo, imkim tam idėją variantę Visual Studio, o šičia kažkas tai yra, bet... Pabandyk / uždėti čatle. Gal bus kaip kodekse, kur status rodo. Tiesiog / ir pasižiūrėk, ką siūlo. Kokią komandą? Šitą taip ir. Ir? Bandyk stats, gal atras, gal rodys kažką. Ne, nėra. Nes ant kodekso yra / stats. Kažkas to yra standartinis, kas norint pasileisti, o šitų aš nematau. Nesvarbu, kaip sakant, čia turėčiau daugiau, kaip sakant, galima, bet sakau, dabartiniu momentu tikrai dar ir pats labai naujokas jaučiuosi, nes kelios dienos tik kažką tai žiūriu ir darau su juo. Taip, visi kartu ieškau. Yra usage, /usage turėtų. Jo, toksai. Ir pabandyk paspausti. Kad ir nemeta, bet tiesiog paspausk, kad turėtų... Ai, blemba, tu matai. Ne, jis ne į tą pusę, visai ne į tą pusę nuėjo. Ja, keista, bet tokia komanda bent jau buvo. Pas savo pabandysiu. Nemačiau aš to iš tikrųjų, nes šiaip tai komandos tai va tik pagrindiniais turbūt šitos, kas yra patiems tikslam pasiekti.
arba, kaip sakant, funkcijos kelios, o visa kita nežinau. Tikrai sakau, galiu atsakyti į tuos klausimus, kuriuos aš žinau, o visa kita, kaip ten sako, gali pakomentuoti OpenAI. Nors iš tikrųjų ir OpenAI buvo dėl šitos Antigravity antros versijos, taip kai klausinėjau, nebuvo labai daug info apie tas funkcijas. Kažkas tai yra bendro, iš kažkur tai kažką susigraibęs, bet šiaip nėra. Reikėjo iš tikrųjų klausti Gemini. Bet kažkaip įpratimas tenais su juo dirbti, tai va taip ir gaunasi. Gerai, kas daugiau, kas kažką tai... Edvinai, o tu neprašai, kai generuoji kokią ten svetainę ir dar kažką, kad naudotų Nano Banana arba jeigu su GPT-2 modelį paveikslėliam sugeneruoti, viskas gražiau atrodytų. Aš žinai, kame problema. Viskas būna gražu, kai pasiruoši tikrai normaliai. Dabar čia buvo toks gal, kaip sakant, numetimas, kaip sakau, grinai tokio nuogo kaulo, kad va tik tais pasižiūrėt, ką jisai čia gero sugalvos. Tai kadangi OpenAI, jūs mačiau, įrašė spalvas, įrašė maždaug kaip turėtų kas atrodyti, tai jisai jokių, matau, kad arbatų, kaip sakant, tų nesistengia generuoti. Tai tiesiog paimti paveiksliukai, kažkokį mini paveiksliukai sugeneruoti, bet jau, sakau, savo OpenAI įtaką. Tai kaip tik jam duodi, daugumoje tas dalykas jau nukenčia. O kodėl tu, palauk, dar naudoji čia N8, kam tau jo reikia? Robotukui. Ai, tik robotukui tam. Robotukas atlieka ten tas tokia, kaip sakau. Nu, aš kadangi iš viso pagrindas dirbu su N8, Antigravitis, va čia atsirado tas momentas, kai reikėjo jau kažkur tai kažkokio UI'os, tai aš jį pasirinkau, pradėjau su juo dirbti. Windsurfas turbūt pirmas buvo, paskui tas, bet čia jie, sakau, labai mažai kuo skiriasi, tik tai skirtingi modeliai, pas vieną vieni, pas kitą kiti yra. N8, kadangi užsimanė, kad pagrindė naudoja, ką giliausia, ką daugiausia teko sulibdyti su N8? Stengiasi labai giliai neleisti. Iš viso aš pasižiūriu, visi konstruoja, daro sudėtingus tokius dalykus, bet nežinau, aš žiūriu iš tos pusės, kur galima uždirbti. Ten, kur labai sudėtingi, ten visą laiką reikia paskui labai daug su priežiūra. Kažkas atsinaujino, kažkas įsina, tos problemos išlenda pakankamai dažnai. Tai kažkas neveikia. Tai stengiuosi žiūrėti aš visieną, smagu, faina, pavaibinti, kas yra su, kaip sakant, tos naujienos, bet giliai lysti, laukti biškį, kol stabilizuosius. Darau tai, kas tikrai, kaip sakant, padeda kažkiek tai uždirbti iš viso to. Nugi, daugiau klausimų kažkas tai, gal kažkas dar pasisakyti nori. Tiesa, stabdom, palauk, mes sakėm, kad dar ir gal dar norės šiandien ir Davidas pabandyti su Lovable padaryti šitą patį bajerį, pasižiūrėti, kokį rezultatą gaus. Jo, mes turėjom tokią idėją, kad pasižiūrėti, ką su Antigravity išeina ir palyginti su Lovable. Iš dalies, jeigu turi promptą, galima jį paleisti, pasižiūrėti. Aš nežinau, kiek iš jūsų teko susidurti ir kiek tai aktualu, bet asmeniškai aš kažkokiam puslapių kūrimam, vieno puslapių kūrimui, projektam, vėlgi nebuvau susidūręs su Antigravity, tai man pakankamai sudėtinga vertinti, bet iš esmės, jeigu puslapį reikėtų susikurti, tai mano reprezentacinį puslapį, vėlgi imkime tam tikras puslapius rytis ir aš Shopo galbūt nerekomenduočiau su Lovable, bet iš esmės reprezentaciniam puslapiukam kurti vienokiam ar kitokiam projektam Lovable man yra tas numeris 1 pasirinkimas, kurį pakankamai aktyviai naudoju. Žinau, kad ir Martynas nemažai teko darbuotis ir jis gal daugiau turi žinių iš techninės pusės, bet iš esmės mane labai maloniai nustebina, ką pavyksta padaryti su juo. Tai čia kaip ir idėja buvo, kad galbūt galime pabandyti tą patį promptą paleisti per Lovable. Tai Edina, jeigu tu pasidalinsi promptą, aš pabandysiu mesti Lovable ir tiesiog galima bus palyginti. Aišku, aš noriu mesiu, jei mes ir savs pažiūrėsim, kokį webą pakurstai. O, gerai. Visą laiką noriu kažką išbandyti. Padarysim paskui balsavimą. Aš dabar galvoju, kaip čia geresnis variantas įmesti tą promptą. Į chatą. Į chatą užtektų, ne? Nu gerai. Jeigu ne, tai per Messengerį gali, aš tada įmesiu į tą. Tuo, aš tada pasižiūriu. Užsiminėt Lovable, o Boltą naudojat kažkas? Kokį? Bolt. Ne.
Na, čia toks, šiais laikais jau gal biškis seniena, netgi. Jo, jis Labai daug nebūdavo, nepopuliarus nes- kažkaip tai, bet mačiau, man reklamas vis dar meta. Mačiau dar Base gyvas. Cam 4 toksai, žinau, kad Gedai, tu liktai naudoji Base. Taip, tai va dabar paleisiu ant beiso. O, nu tai va, čia pat galime ir išbandyti daug tūlų. Edvardai, man atrodo, nepilnas promptas, žinok. Nepilnas. Matau jau aš. Gal kažkaip kitaip gali pašėrinti, kad būtų jis pilnas. Nu tai vieną kopiją ir vieną pasiimti ir kitą gal reikia pasiimti. Jo, tu per dvi dalis, ne, tada su. Nes netelpa jį Okay. į langą. O visi naudoja tik tais cloudinius modelius, ar kažkas krapštot ir su vietiniais? Man strigo visą laiką, kiek vietinį leidžiu, tai aš neturiu tiek kantrybės matyti. Okay. Man asmeniškai irgi, aš naudoju Macą, bet nežinau, kiek čia 24 gigai ramų gal, bet taip lėtai sukasi vis tiek. Ten su kai kuriais čiatais susitvarkė, viskas tvarkoja, ten voice, tarkim, visai neblogai tikrai transcribino ir greitai. Tu liktai minėjai 3090, pas mane ten vieną kartą didesnis, bet nežinau, aš atrodo, kad Tai ten realiai tas pats, bet jo. Ten 10%. sėdžiu, kad nelabai man ten kažkoks tai greičiau tiesiog pasidaryti kitaip ir negaištų laiko. Na dabartiniai tie Quenai 3.6 gan smagiai sukasi lokaliai, tai gali dar kartą bandyti. Gal nustepsit. Mat, dėl ko klausiu ir dėl ko vis orientuojas vien link lokalių, nes dabar tokeno kaina, ką mes naudojam šiuo momentu, tai jinai labai daug labai daug dengiama ir pačio Google, ir OpenAI, ir Microsoft, nesvarbu, kurį modelį naudosi. Tai, manau, atsiras toks lūžio taškas, kada bus taip, kad, hei, gal geriau pirkti vietinės ar GPU, ar DJs. Tai Altmanas jau šitą minėjo praeitą savaitę, kad jau mokėsim kaip už elektrą ateidinės bilsai, už Meteorate AI prasidės. Nu, kaip jau ir dabar yra, tik tai tas Meteorate vienos kompanijos po 100,000 kas mėnesį susimoka, ar cloudai, ar kam nors, kiti biški mažiau. Tai tie laikai ateina ir dėl to ir įdomu, kiek kam ko išeina išspausti iš lokalių. Aš trumpam pasišėrinau screeną, kas gal pirmą kartą matot Lovable interfejsą, tai taip kaip atrodo, nelabai yra ką parodyti, standartas tikriausiai kaip ir dauguma tų platformų. Vėlgi viskas vyksta chat principu, tikriausiai vienas paprasčiausių įrankių naudot, ypatingai basicą žinant ir suprantat, kas kur ir kaip yra, tai paprastesnio varianto tikriausiai nemačiau. Kol dabar generuoja, aš tada sustabdysiu šėrą, galbūt kolegos jūs pasidalinsit kažką, nes šiuo metu jis vis dar galvoja ir working, kaip sako, o tada pasidalinsiu, kokį rezultatą pavyko pasiekti. Šitas pavyzdys žiūri lietuvių kalba parašyta, visi lietuviškai promptus rašot? Aš dabar lietuviškai rašiau, kadangi copy-paste, tai neversiu. Bet žinok, aš pasitestuoju kartais, ta prasme, tiesiog ir lietuviškai, ir angliškai, aišku, turbūt 80%, lietuviškai va tokį 20%. Bet tiesiog, jo, yra skirtumas kažkiek, bet dėl įdomumo, aišku, jeigu ten jau kažkoks mano projektas, tai viskas anglų kalba. O skirtumas koks, ta prasme, kokybė kiek skiriasi, tarkim, tarp lietuvių ir anglų, tarkim, nes lietuviškai tų terminų atitikmenų neaišku, kiek susigauti. Aš pats lietuviškai faktiškai net nebandęs, tai dėl to... Tai vat, kai man prezentacijas lietuviškai reikia ruošti, tai vat tada aš ir persijungiu į lietuvių kalbą ir bandau išmokti atgal, kaip visi tie dalykai vadinasi. Nežinau, turbūt ant tų sistemų, kurių tos rimtesnės, aš niekada turbūt lietuviškai nebandau. Labiau testiniais sumetimais ir netgi vidinius chatbotus, žinai, kai ten pats agentus pasikūręs, tai su jais pakalbu lietuviškai, žiūriu, ar jisai susigaudo. O, man bent jau liktai svetainė išmetė. O, galiu parodyti, jei mes tas biškis susitvarkė greičiau. Nors kitą svetainę generavau nuo nulio, tai labai ilgai darė ten. Tuo pašėrins. Lovable vis dar finkina, tai
kol kas workina. Tai yra. Okay, aš to ieškau, kur dabar. Koks modeliukas, kaip sakant, dabar kramtė tą promptą? Masturiuose, man atrodo, šitas Cloud'e. Cloud'e po kapotu čia kabo. Tai. Nu, aš tikiuosi neišjungiau visų. Ne, viskas gerai, nes aš kažką paspaudžiau su visom nuotraukom, tai nežinau. Tai, ką žinau, yra kažkokia svetainė sugeneruota, nežinau, plačiau, žiūrėk, atsidaro kažkas į krepšelį, yra kažkokie dalykai, šiaip pats nustebęs, tai, nes dažniausiai jis iš pirmo prompto tai nepadaro, bet, kitą puslapiuką nepadarė, tai reiškia, tik tai vienas puslapis yra, bet bent jau kažkas tai... Jam ir nurodyta buvo, kad jisai tik tais minimalistinį visą padarytų variantą. Aš net prompto neskaičiau, tai net nežinau, ko tikėtis. Bet žiūriu labai panašiai kaip ir pas tave. Bet tas mane rinkosi skaityk animaciją, kaip sakant, kad buvo pieštinius, čia daugiau gal truputėlį kitas supratimas ir jau pabandytos kažkokios nuotraukos daryti lygtai. Nuotraukos tikrai kokybiškiau. Kažkiek, kaip iš pirmo prompto man visai nieko. Šiaip pats nustebęs, matau, ir krepšelis veikia, jeigu pridėsiu, jo skaičiavimai veikia, ištrinimas, čia turbūt nieko ypatingo ir nėra, bet kažko apie žalią arbatą žaliai ir suprato. Tai... Man čia toks lengvas Shopify su vaidu. Jo, tokia paprasta Shopify versija, žinai, kur greitai pasileisti. Tai... Ką žinau, plačiau? Plačiau tik tiek. Tai turbūt tik tiek ir daro, prompte daugiau nieko ir nebuvo. Tai kiek čia užtrukom, nerašo. Trim2 toolsai use, details, čia nepamatysiu, iš tikrųjų. O tai čia daugiau išstatymų dar kažkas, tai 32 toolsai downloadino failus kažkokius, sukūrė imidžus. Čia jau biškė sistema padaryta, matau. Jo, čia daugiau vis tiek paintegruota yra, kas dirba backend'e, iš esmės bando iš vienos pusės kopijuoti Lovable, bet iš kitos pusės pridėti ir kitų toolsų gerasias praktikas, nes tos praktikos jos formuojasi kiekvieną mėnesį. Tai čia irgi yra tiesiog kitoks miksas. Tai. Maniškis irgi sukonstravo. Tai parodė, Gedai. Aš sukonstravau šiandien, žiūriu, ką mano pasibaigęs bei Spotify, tai gal būtų sumokamų greičiau, dabar tiesiog už dyką padarė, tai irgi gerai. Tai pasišyrinti. Bet šitas irgi testas nieko nekainavo, dar iki vasaros galo nekainuos. O Martynai, tai realiai kreditai per APIs eina, ne, kurios pridedi? Ne, dabar net nekainuoja niekas. Sakau, iki vasaros galo galima keptis kiek nori, kartais tik tai greičiai, netokie greiti, tai aš šiek tiek nustebau, kad pakankamai greitai padarė. Šiandien dariau porą klonų svetainių, tai buvo įdomu, bet ten ilgai užtruko. Nežinau. Matosi. Tuoj parodysiu, kas čia. Ten timsiu biškai. Kaip ir Hero kažką daugiau padarė. Sukūrė arbatas normalesnis gal. Vizualas geresnis ryškiai. Ta prasme, nuotraukos bent jau. O tai gal kažkas dar papildomai nurodyta, kad truputėlį... Ne, aš čia nieko dabar... Lygiai tą patį, ne? Įmetai. Aš tą prasme copy-paste padariau irgi lietuviškai. Užsakymą, čia veikia, kas čia pažiūrėti. Ruošimas. Krepšelį veikia, paruošimas veikia, 2 tie atsirado, kontaktai nueina apie mus. Tai landing page'as toks. Base 44, tu prasme, pats pahostina ar? Ir jisai, kas yra gerai, jis iš karto turi tą dalyką, kad jis turi dashboardą, jis sukūrė jau userių, aplinkas, database, viską ir tu čia tiesiog managini SEO ir visą kitą. Tai tu ir gali po to šėrinti į savo tą domeną ir viskas. Ir tu turi jau valdymo sistemą, viską. Aš čia turiu tų appsų prisikūręs ne vieną, ta prasme irgi kaip kažkas, tai čia vienas iš mano ketukai, čia aš pats naudojus čia receptų tokia programa,
Nu, ne vien čia iš tikrųjų, bet... Mhm. Nu, tai čia tiesiog su juo gali prisidaryti, bet jisai aš čia suinstaliavęs jau ant savo telefonų, čia viskas man irgi veikia. O, mano svorį pamatysit dabar. Nu, tai čia yra vat, ir ką nori, aišku, pasidarai ir prenumeratos, ir visą kitą, nu, ta prasme, nu, prie to jau biškai daugiau pasėdėjau, bet šiais kiekvieną dieną sudėliota būna jau tavo, ką tau valgyti kitą dieną reikia, ir taip toliau, visas tas kalendorius. Nu, čia žodžiu, daugiau čia to funkcionalumo, bet dar aš jo nepabaigęs esu. Nu, tavo lovabų gal jau sukūrė? Sukūrė. Kaip kažkur čia rašo laiką, kiek buvo, tuoj pasidalinsiu. Kiek galvojo jisai, 8:16, tai kažkur galvoja apie 8 minutės, gal 10. Tada sugeneravo. Tuoj pasidalinsiu. Yunshan Premium kiniečių namai, kiniečių arbata. Na, bet jau vis tiek kažkokį kitokį layoutą. Aš manau, kiekvienas įrankis savo kažką tokio. Bet turbūt kiekvieną kartą po naują, net į tą patį įrankį, 3 kartų dėsi tą patį promptą, gausi 3 skirtingus variantus. Tai. Jo. Šiaip biškį animaciją pritaikė kažkokią. Judėjimą, pas puslapis, basicas. Tiesa, Lovable visai neseniai, prieš 3 savaitės tą kažkokį tai dizaino papildomo kažką yra įsidėgęs, tai vat, gal ir matosi, kad šiek tiek kitaip užsakymas. Pas visus žiūriu, užsakymas kaip naujame lange, pas mane tam pačiam lange, toj pačiam šone ta pati forma išliktis. Aš nežinau apie funkcionalumą, pamačiau Gedas rodė, nuėjau patikrinau, žiūriu, veikia, gerai. Gedas tai iškritikuosi dizainą, nes pagal tai visi tie įrankiai kūrė šabloninį EOS dizainą. Ne, aš nekritikuosiu, bet ta prasme, žiūrėkit, į shopą nereikia žiūrėti kaip į kažkokią reprezentacinę svetainę, jie yra atidirbti, nu kaip dviratis, ne? Neišpasi čia dviračio, yra atidirbti dalykai, kur ką spausti, koks UX-as, kaip patogiausiai ir viskas, čia nėra ką išradinėti. Dabar čia, aišku, gali pasėdėti šiek tiek, pasidaryti tam tikrus vizualus, susidėti backgroundus, gal šiek tiek kažką pamodeliuoti ir viskas, ir tas šopas, nu, normalus, nieko čia daugiau, ką čia prigalvos. Svarbiausia, kad jisai funkcionalumas būtų jo. Taip. Kad pervesti būtų pinigai į sąskaitą. Ir kad nenulūžtų nereikiamą momentą. Tai va, gyvenimas toksai. O pas jūs responsive padaro visus normaliai, ant tableto, ant mobilo? Geras klausimas. Nes Base44 tai padaro gerai. Jo, matau, padarė. Bent jau viskas prisitaikė gražiai. Jo. Gal yra čia tokių komentarų turiu, vat prekę atidarei, tai jau ir nebeuždarysi taip lengvai. Bet šiaip veikia. Aš irgi, kiek pastebėjau, labai neblogai su responsive dizainais pritaiko. Labai retas atvejis, kad reikėtų kažką vienur ar kitur pataisyti. Oi, patikėk, jeigu sistemą darai, tai aš po parą esu grinai ryte pradedi, vakare baigėjau, tada mobilinė versija jau pritaikė, žinai, bet aišku, jinai labai skiriasi, tarkim, nes kas ant mobilaus, kas ant desktopo, ypač ten didelės lentelės, daug skrūlų ir kitų dalykų, tai ten reikia padirbėti, kad pasidaryti. Bet padaro, tai tas geriausia, tik tai kantrybės. Čia tikriausiai kiekviena sistema, kuo jinai sudėtingesnė, tuo daugiau atsiranda. Jo, aš jau ten nekalbu apie svetainę, ten jau ne svetainė, ten jau sistemos, žinai, darbas su duomenimi ir panašiai. Kartais tiesiog telefone tu negali to daryti, arba reikia sugalvoti, kaip tu sugrūsi Excelio lentelę ten iš 100 stulpelių ir panašiai. Lentelė tai yra kitas pasaulis, iš tikrųjų iki šiol nėra atrastas būdas, kaip visiškai teisingai jas atvaizduoti. Ten dažniausiai yra kaip sumažinamas funkcionalumas ant mobilo. Ir nuėjus į desktop versiją, tada jau matai viską.
Net ir į desktopą. Arba zoominėsi, žinai, ten Nu, tai mažame tai ekranėlė. jau tragedija. Nu, kartais neturi didelio ekrano ir negali nieko padaryti. Tai šiandien kiek kitokią sesiją turėjom, tokį susitikimą mūsų labiau bendrai dalinantis patirtimi. Labai fainai, kad išėjo palyginti. Visai netikėtai, ne, mes čia gale skirtingus įrankius pamatyti, ką galima nuveikti su vienu, su kitu. Aišku, čia viskas labai paviršutiniškai, viskas labai basic, bet manau, kad galima žiūrėti, suprasti ir matyti, kad yra alternatyvų. Ir čia tikriausiai dar kartą, ką šiandien ir akcentavom, tai tikriausiai vienas geriausių laikų dabar imtis ir tam tikrus sprendimus kurti, bandyti patiems vienokius ar kitokius. Čia Juliaus mintis, kad kažkokį custom sprendimą tikriausiai lengviau susikurti šiuo metu pačiam, negu rasti sprendimą internete, ne? Vėlgi, kuris jau yra pritaikytas vienas iš tų. Tai taip, bet vėlgi čia nėra vienareikšmio atsakymo tikriausiai, nes susikurt gali, dažniausiai tas susikūrimas būna paprastas pritaikymas, jeigu reikia jį pritaikyti ir naudoti, jau tada reikia gilesnių žinių, gilesnių įžvalgų ir čia atsimušam į tam tikras ribas ir barjerus, bet idėja tikrai, manau, geriausias laikas tam šiuo metu. Tai vėlgi, galbūt čia daugiau iš savo perspektyvos žiūrint, bet laikas mūsų kaip ir plius minus baigėsi šiandien, tai labai smagu, kad prisijungiam ir iš tikrųjų turėjom tą tokią biškį kitokį susitikimą su diskusija, su palyginimais. Visai pagalvojau, smagu būtų padaryti balsavimą, ne, kuris geriau, kuris iš šono žiūrint geriau, bet galbūt per mažai čia mes turim konteksto tam paleisti ir padaryti, galbūt kažką sugalvosim ateičiai. Tai ačiū tau, Edvinai, kad užėmei tą pranešėjo rolę, žinau, kad buvo nemažas iššūkis tau, bet puikiai, manau, praėjo ir puikiai pasidalinai. Ir tam kartai. Viskas, iki sekančių kartų. Ačiū visiems. Jo. Viso iki. Visą. Iki, Amerika.